Dar vienas pavyzdėlis, reiškia, turime tą klasikinį labai tamsų, taip vadinamą kitinį objektyvą, kuris gali būti 3,5, diafragma gali atsidaryti iki 3,5 prie 18 mm, čia reiškia bus 3,5 tamsos ir viso labo iki 5,6, reiškia, kai zoomas yra 55 mm. Gerai, tarkim, įsivaizduokim, mes dabar norim šitą objektyvą gerokai pašviesinti. Čia net nėra 55 mm. Jeigu mes norime pašviesinti iki 1,8, čia iš tikrųjų yra nuo 35 mm. Klasikinis, taip vadinamas Sigma 1735. Tai galit palyginti, kokie yra gabaritai. Be abejo, čia yra zoomas tik tai iki 35 mm, kas vis tiek yra beveik 10 procentų nuo 55 mažiau. Tai reiškia, jeigu šitas objektyvas būtų 1,8 iki 55 mm, tai būtų dar didesnis, maždaug tiek va. Tai kokie skirtumai. Turim dar vieną neblogą pavyzdį, kaip skiriasi tamsus objektyvas ir šviesus. Čia yra 28-80, toks pakankamai klasikiniai žydinio nuotoliai zoomams, tai yra kitinukas nuo seno juostinio fotoaparato. Ir kaip matom, jis yra nuo 3,5 iki 5,6, tai pakankamai tamsus. Ir dabar turime jo analogą. Reiškia, tai yra šiek tiek platesnis objektyvas, tačiau su mažiau traukiantis, tai yra nuo 24 iki 70. Tai galima palyginti, kokį reikėjo gamintojui padaryti tą vadinamąjį įėjimo stiklą, kuris galėtų kažkaip šviesą taip sufokusuoti. Ir reiškia, matosi, kad reiškia prie tų pačių zoomo savybių, reiškia, tas mūsų objektyvas, kadangi jis yra dvigubai šviesesnis, tai praktiškai atitinkamai jis gaunasi ir dvigubai didesnis. Tai tiek priekinės linzės, tiek, taip sakant, galinės linzės. Matosi, koks čia yra visas linzių blokas. Ir matosi, koks čia yra linzių blokas.